Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš Kiemo pusės 879. Ačiū visiems, kad esate kartu, ačiū visiems, kad palaikote mūsų visą nepriklausomą žiniasklaidą, mane labiausiai, ačiū tikrai jums už visą paramą, čia net žodžių realiai trūksta, bet kaip sakiau, mūsų pareigoja dar daugiau ir sunkiau dirbti, tą mes ir darome. Ačiū visiems už tai, kad dalinatės šito video su kitais, kas irgi yra labai svarbu, kad visi tegul pamato, ir ačiū visiems už tą draugystę, bendrystę ir štai, kad siunčiate mums įvairiausią medžiagėlę. Gera žinia, mokesčių inspekcija pralošė bylą. Žinote tą įstatymą, kai Lietuvoje praeitoj kadencijoje Šimon vyriausybė sugalvojo, kad negalima atsiskaitinėti grynais pinigais ir atsiskaitimai visi turėtų būti iki 5 000, taip labai apsunkindama mūsų verslui darbą realiai. Lenkijoje ir kitoje Europoje tokių bairių, atsiprašau už išsireiškimą, nėra, bet dabar visaip kaip priekabiavusi prie verslininkų, mokesčių inspekcija gavo tokį antausiuką ir pralošė bylą. Čia video. VMI pralaimėjo bylą teisme prieš vieną iš įmonių ir apie tai aišku niekam nepasakė, kas ir kodėl. Jums jau pasakoju. Jau keleri metai, kai mes Lietuvos piliečiai ir įmonės neturim teisės mokėti grynais pinigais daugiau negu 5 000. Nuo pirmos dienos VMI komentavo įstatymą taip. Jeigu pirkinys, pavyzdžiui, automobilis, kainuoja 8 000, tai nuo 1 euro privalome mokėti pavedimu, negalima mokėti 5 000 grynais ir 3 000 pavedimu. Taip pat tai liečia ilgalaikės sutartis, pavyzdžiui, mokėjimai po 100 eurų, bet kai pasiekė jau ten bendra suma, nežinau, ten pasirašyta 5 metam, pavyzdžiui, ten 6 000 eurų suma sutarties, nuo 1 euro privalo mokėti tik pavedimu. Viena įmonė po apsilankymo VMI gavus baudą už tai, kad sumokėjo 5 000 grynais, kitą dalį pavedimu, nepatingėjo ir padavė VMI į teismą. Ir teismas išaiškino, kad VMI neteisingai traktavo įstatymą. Brangieji, nuo šiol mes oficialiai visi galim, perkant, pavyzdžiui, automobilį už 8 000, sumokėti 5 000 kešu, grynais ir tik tai 3 000 pavedimu. VMI, tarp kitko, savo komentarą įstatymo pakeitė vieną sakinį. Tarp klausimų giliai, niekam nieko nesakant ir nepareiškiant, kad pozicija VMI pasikeitė. Tai man jums gera žinia, o kas nori apie tai pasidomėti plačiau, tai kviečiu pasiskaityti mokesčio komentarą iš VMI. Čia viskas paaiškinta, čia yra gera žinia ir aš daugiau kaip ir nekomentuosiu. Labai gerai, kad žmonės nebijo kreiptis į teismą, nes dar yra teisėjų, kurie nepraradė sveiko proto. Judame toliau. Dar viena gera žinia, mūsų ministrė, teisingumo ministrė, iš tikrųjų irgi nepraradusi sveiko proto. Čia gera žinia, kaip sakiau. Ministrė griežtai pasisakė prieš lyčiai neutralią partnerystę, tai netitinka žmonių nuomonės. Labai teisingas jos pasakymas, trumpas, aiškus, tuo tarpu socdemai, kaip sakiau, turėdami pas save krūvą prikištų, sakyčiau, konservatorių arba atvirų agentų, arba pasislėpusių agentų, teikia partnerystės įstatymo pataisas. Kas galėtų tapti partneriais. Čia Šedvytis yra žmogaus teisių komiteto pirmininkas, socialdemokratas, nors realiai tai jisai dabar save demaskavo, išsidavė. Ir čia visas sąrašas tų išsidavusių.
Partnerystės institutą įtvirtinančias įstatymų pataisas kartu su socialdemokratų kabutėse Šedvyčiu teikia Julius Sabatauskas, kurio dukra homoseksuali, šitą žinom visi, Algirdas Sysas, kuris apskritai neapsisprendęs, kas jisai yra, Modesta Petrauskaitė, Birutė Vėsaitė, kurie atvirai veikia prieš socialdemokratų partiją, mano galva, ir tas matosi iš jos veiksmų, Ruslanas Baranovas, liberalai, Sioma Gentvilas, Sioma Kairys, Viktorija Čmyl ir konservatorių atstovai Arūnas Valenskas ir Matas Maldykis. Gal netaip sukirčiavau pavardas, bet žinot, nemoku aš kirčiuoti tokių keistų pavardžių. Ir čia tiesiog tai dar kartą išsidavė visa socialdemokratų tokia grupuotė, kad jie yra išvien su konservatoriais ir viena ir ta pati partija. O frakcijos seniūnė Orinta Leiputė irgi sako, kad jie balsuos kartu su opozicija ir jiems reikės konservatorių ir liberalų paramos. Kam dar kilo abejonių, kad yra pas socialdemokratus žmonių, kurie realiai dirba ne valstybėje, o dirba leftistam, bolševikam, dirba sakysim, tai radikaliai kairiai, Sorošui realiai, nes Sorošo čia visas šitas projektas yra, kad tai yra visiškas leftizmas, genderizmo propaguotojai. Pat išvardintos tos pavardės. Ir Vėsaitė, ir Orinta Leiputė, ir Sysas, ir Sabatauskas. O čia visi šitie, tas pats Šedvytis. Kažkoks jie realiai socialdemokratų partijai visiškas nesusipratimas, tokie likučiai to nesusipratimo. Ir realiai daro milžinišką žalą partijai. Ir jeigu partijai aukščiau sėdintiems žmonėms nedašyla, kiti rinkimai parodys, kad dašylo per vėlai. Dar vieną tokį vaizdelį iš tikrųjų žmonės prašė atsiųsti tą teisėjo pasakymą, kad šventą raštą, Bibliją galima skaityti, cituoti tik tai bažnyčiai. Čia tas vaizdelis, kuris beje šokiravo Europos parlamento narius, jie negalėjo patikėti, kad teisėjas taip gali pasakyti. Teisėjau, gal galima konkrečiau, kaip priėjo kolegija sprendimo, kad ta leksika negalima būtent Seime su Petro Gražulio? Čia sunku pasakyti, man atrodo, kad kiekvienas intuityviai gali suprasti, kad tokia leksika, kokia naudoja ponas Gražulis, nesvarbu, kad jis citavo ar necitavo, ar fiktyviai citavo, ar iš tikrųjų citavo šventąjį raštą, jinai turbūt neleistina ne tik Seime, bet ir bet kokioje kitokioje, sakyčiau, pasaulietiškoje ar normalioje, kultūringoje aplinkoje. Aš suprantu, kad galbūt tos tiesos būtų tinkamos toje bendruomenėje, tame burbule, kur yra susijęs su religija ir visa kita, tačiau aš jau sakiau vieną kartą, paskui dar kartą, kad kiekvienam išsireiškimui, kiekvienam žodžiui turi būti tam tikra vieta ir tam tikras laikas. O teisėjai, kas pasakysit, kurio vietoje dabar sprendime, kur galime cituoti šventą raštą? Bažnyčiai. Kirkelis, viskas. Sovietmečių leido visur cituoti šventą raštą. Ar galėtumėte Konstitucijų 26 straipsnį? Jeigu jūs neprieštarausite, aš pirmiausia žurnalistams atsakysiu klausimus. Jis yra žurnalistas. Klausimas, ar konkordato sutartis buvo aptariamos ir vertinamos? Jeigu jūs neprieštarausite, aš pirmiausia atsakysiu žurnalistų klausimus. Ar matote pažymėjimą? Ačiū labai. Ar prašom atsakyti? Kitas klausimas. Teisėjau, gal galima konkrečiau, kaip priėjo kolegija sprendimo? Sveikų protų nesuvokiama, kaip jau nekartą yra pasisakęs ne vienas sveiko proto žmogus, net tarybiniais laikais Bibliją buvo galima skaityti bet kur ir cituoti. Tikrai niekas nedraudė. O čia sako teisėjas tik bažnyčiai, nes jam atrodo, kad man labai keista, kai šito iš pi tą žodį pasakė, reiškia, Seime apie kai kurios personažus, apie kurios kremlinius personažus pasakė Petras Gražulis, tai teisėjas sako, kad čia yra negražus žodis. O kai tą patį žodį ir taip aš esu pi pasakė Valinskas, tai čia nesiskaito tada negražus žodis. Beje, kodėl aš sakau, kad Petrą į teismą padavė kremliniai veikėjai ir apskritai, sakysim, susipykę su blaivių protų,
nes tokie labai radikalūs apskritai, irgi galima sakyti, kaip ir leftistai. Tai štai tas, kuris padavė Petrą Gražulį į teismą, pasirodo, dar 15 metais, tai yra visai neseniai, prieš 10-metį, darbavosi uoliai Rusijoje ir ten organizavo renginius. O juk visi, kas dirbo Rusijoje, vadinami kremliniais. Taip? Čia atkapstytas jo įrašas, kaip matote, 15 metų, spalio 4, realiai praėjo lygiai 10 metų. Mantas Meškerys čia tas, kuris padavė Petrą į teismą, ieškomas didžėjus 2 koncertams Rusijoje, vyks renginys, kurio metu bus pristatoma Lietuva, jos kultūra ir kviečiama apsilankyti. Lapkričio 12-15 ir nakvinė, ir kontaktai. Mantas Meškerys darbavosi Rusijoje uoliai, linksminosi all inclusive, kaip sako, o čia jo pačio, o čia šitas veikėjas, jo pačio įrašas prieš kelias dienas iki to organizavimo koncertų Rusijoje. Nuo šiol visi, kurie valgote mėsą, mano akise esate žudikai. Nors norit tokiais nebūti, turit šansą. Aš nekomentuosiu tokių žmonių pasisakymų. Čia nėra ką daugiau ir komentuoti, bet pakankamai matosi, kad iš jo pasisakymo, kad žmogus mato tik juodą baltą, jokių atspalvių jisai nemato. Čia gal toks politinis daltonizmas arba radikalusis daltonizmas, taip pasakyčiau. Ir tokie žmonės realiai vis dėlto turi problemų su kai kuriom labiau matomom kūno vietom. Tai, sakyčiau, tai būtų galima įvardinti, arba, kaip sakė Emanuelis Kantas, sprendimų galios stoka jos realiai kamuoja. Ir čia, kai žmonės, kurie mus visus vadina kremliniais, patys, va čia iš tos pačios Šaikutės, iš tų kultūrininkų, tų, va tokių, kurie ant visų šaukia, jūs kremliniai, jūs vatnikai, o patys susidirbė ten toj pačioj Rusijoj. Ir ta pati Gičmil atstovavo Rusijos klubą, ten dirbo, gavo atlyginimą iš jų. Jie ant kitų va tokį šapelį pamato, rėkia, lyg tai būtų rastas, o ant save ešalono rastų nemato. Kaip tai vadinasi? Tai net nedvejopi standartai. Tai apskritai patyčios ir bandymas kitus paversti nusikaltėliais, kaip patys tokie yra. Aš visą laiką sakiau, ir jūs žinot, sena patarlė, vagis garsiausiai rėkia, laikykit vagį. Važiuojame toliau. LRT paskelbė, kad Gabrielius Landsbergis apdovanotas baisiai prestižinę Magnitskio premiją. Čia kažkas tokio apie žmogaus teisės, ten žinau, kad jisai toks didelis gynėjas iš tos Graikijos sodo namelio, savo taip gina tas žmogaus teisės, kad skamba jo gynimas per visą pasaulį, dėl to jam davė premiją. Tik tai tas LRT užmiršo pasakyti, kad pats Gabrielius Landsbergis yra tarybos, kuris skiria tą premiją, narys. Kitaip sakant, pasiskyrė premiją savo. Čia matote fotografiją, kur jisai parodyta, parašyta, kad jisai yra tos premijos skirimo narys, o čia yra tiesiog iš jų puslapio štai video ir matote visi tarybos nariai, čia kas kokias pareigas užima, kokį darbelį dirba ir gale matote mūsų nuostabusis Gabrielius Landsbergis, būtent tos komisijos, tos tarybos narys, kuriam savi ir įteikė premiją. Ir čia jau, žinot, aš komentuoti nenoriu. Galbūt atsitiktinumas, gal iš tikrųjų nusipelnė, bet tada klausimas jums visiems. Jeigu jis nusipelnęs, tai kam slėpti LRT, kurie turi milžinišką biudžetą ir gali patikrinti va šitos visus faktukus, ar jisai savo premiją įteikė ar ne. Kam slėpti tokį viešai žinomą faktą? Reiškia, nebuvo ten viskas skaidru, jeigu LRT
slepia tokį dalyką. Ir ta garsi žinia apie tokią prestižinę premiją taip buvo tyliai, taip nustumta į pakampės, kad niekas nepamatytų, kaip ten darosi. Nu jau, truputį negražiai čia gavosi su tą premiją. Jo. Nu, bet įprasta, kai jie savo pasiskiria, prestižinę, jeigu savo tai prestižinę be abejo premiją, ir po to garsiai giriasi, kaip jie savo šaikutė pasiskyrė tą premiją ir kokie jie patapo ūmiai nusipelnę. Judame toliau. Prezidentas bijo tiesos. Nežinau kodėl. Čia komentuoti kaip ir nėra ką, išsigando žmonių nuomonės. Nausėdos Facebook paskyroje panaikinta galimybė komentuoti. Ar čia dėl to, kad prezidentas, ar čia dėl to, kad valstybėje iš tikrųjų yra nekokia padėtis, ar dėl tų balionėlių čianais, ar dėl to, kad išlindo galai, kad vis dėlto su cigarečių kontrabanda yra susijęs ir jo buvęs patarėjas, dabartinis užsienio reikalų ministras Budrys. Mes tą fotografiją rodėm, dar kartą galiu parodyti. Čia jisai su garsiu, dabar byla jam užvesta už kontrabandą, nes buvo sulaikytas prie Raseinių su fūra cigarečių. Fūra cigarečių, tai milžiniškas kiekis, milžiniški pinigai. Ir šitas žmogus stovi šalia užsienio reikalų ministro, buvusio saugumiečio, kuris neva tai nežino, su ko stovi. Ir gal čia dėl to prezidentas ištrynė, neleidžia dabar komentuoti. Gal demokratija tokia moderni, užčiaupti visus, kaip ir mūsų atveju. Gal dar kažkas, bet čia... Beje, jeigu jau užkalbėjom, kad tai iš tikrųjų valstybei sunki padėtis, o kuria gerovės valstybė prezidentas, tai čia vėlgi, praeitoj laidoj berods kalbėjom apie LRT auditą, tai čia vėl auditorių yra tekstas, valstybės kontrolės tekstas. Neatidėliodami privalome sukurti tvarius pajamų šaltinius. Priešingų atveju valstybės skola artės prie Lietuvai rizikingos 60% BVP ribos. Pranešime sakė valstybės kontrolierė Segalovičienė. Valstybės kontrolė. Valstybės skola 2028 metais viršys pusę BVP. Tai yra 53,8%. Ir tai yra milžiniški ir baisus skaičiai. Baisus skaičiai. Gal dėl to mūsų prezidentas čia kažko ir išsigando, gal dėl to ir nenori, kad jo paklaustų žmonės, kaip iš tikrųjų yra, gal dėl to, o gal jau pats pamatė, kad galų gale nesusitvarko su savo pareigom, tarnaudamas buvusiems Šimon, partneriams, sakykim taip, ir nežino, į ką atsakyti. Ja. Judame toliau, čia irgi labai svarbi žinia, irgi viena iš, sakysim, opių problemų, čia gal ne visoje Lietuvoje, bet Vilniuje tai labai opi problema. Mano kolega Raimundas Bingelis štai tokį dėjo įrašą ir aš praktiškai, žinot, net neturiu ką komentuoti, tiesiog reikia jį skaityti, cituoti ir visi argumentai pas jį sudėlioti. Raimundas Bingelis, paklauskime savęs be emocijų, pastatykit save į atvykusio rusakalbio migranto vietą. Valstybiniai darželiai rusų kalba. Valstybės mokyklos rusų kalba. VMI aptarnauja rusų kalba. Sodra aptarnauja rusų kalba. Savivaldybė aptarnauja rusų kalba. Kavinė aptarnauja rusų kalba. Kirpykla aptarnauja rusų kalba, prekybos centre aptarnauja rusų kalba, vairavimo teisės galima laikyti rusų kalba, kažkas kužda, kad vairuoja ministras Kondratovičius, vėl pradės verkti, jog nieko nespėjom ir tada reikės dar metam pratęsti vairavimo teisų laikymą rusų kalba ir taip be galo, be krašto. Tai atsakykite, kokio šito negražaus dalyko tam imigrantui reikia mokintis lietuviškai. Apgaudinėjame save, vadindami pabėgėlius ukrainiečiais, nors didžioji dauguma rusai. Atkreipkite dėmesį, kaip jie save vadina. Jie sako, nesako aš ukrainietis, jie sako aš iš Ukrainos. Tuomet ir vietinius rusus vadinkime lietuviais. O jei nėra rusų, tai nereikia ir rusų mokyklų. Visose šalise, kur paimti pabėgėliai iš Ukrainos, jau po 1 metų yra reikalavimas kalbėti valstybinę kalbą, dirbant aptarnavimo sferose. Tik Lietuvoje jau bus greitai 4 metai ir nieko.
Ar to norima pasakyti, kad mes ypatingai mylime Ukrainą? Ar Latvijai, Estai, Suomiai, Lenkai ir Vokiečiai nemyli? Belieka sulaukti, kad kai kurių pseudopatriotų komentaruose tos visos valstybės būtų pavadintos vatnikų valstybėmis. Reikalavimas nuo 26 metų sausio 1 dienos aptarnauti lietuvių kalbą neveiks, bet bus kaip su draudimu rūkyti balkonuose. Ir jei mes nespręsime ukrainiečių, o jų yra netoli 100 000 kalbinės problemos, jie užduos toną kitiems. Duosiu pavyzdį. Tarkime, po sausio 1 su jumis padavėjas pradeda bendrauti rusiškai, jūs klausite, kodėl su manim kalbate rusiškai, jis atsako, aš iš Ukrainos ir jūs neturite teisės reikalauti, jis privalo pateikti įrodymus, kad yra pabėgėlis iš Ukrainos. Na taip, jūs galite filmuoti, rašyti skundą ir taip toliau, tik ar daug žmonių to užsiims? Kaip rūkymo balkonio atveju irgi reikia filmuoti, pateikti įrodymus, reikalavimas yra, bet jis neveikia. Tad jei ukrainiečius paliekame su kalbinėmis privilegijomis, tai niekas ir nesikeis. Ir dar viena problema. Ta, kad 2020 metais beveik visi vietiniai rusakalbiai ir lenkakalbiai jau kalbėjo lietuviškai, gal išskyrus kokią 80-metę sovietinę močiutę. Tačiau, kai atvykėliams buvo leista viešoje erdvėje kalbėti laisvai rusiškai, dauguma vietinių nusprendė, kad ir jiems galima kalbėti rusiškai. Ir jie demonstratyviai pradėjo tą daryti. Latvija ir Estija jau suprato, kur link šis kelias veda. Kada suprasime mes. Viskas išdėstyta labai aiškiai, čia nėra ką komentuoti. Ir pabaigai dar vieną apie mūsų miškus vaizdelį, bet jau po atsisveikinimo. Dar kartą noriu padėkoti visiems už paramą, už pagalbą. Noriu visiems padėkoti už tikrai milžinišką, precedento neturinčią akciją, suduoti smūgį visam tam režimui ir įrodyti, kad Lietuva gyva. Kad mes mylim savo tėvynę, mes mylim savo laisvą žodį, mes prisimenam, už ką mes stovėjom sausio 13, šalom ten prie Seimo ir mes susigrąžinsim laisvę ir demokratiją į savo tėvynę. Miškus ir toliau naikina, mes turim tą rodyti ir tą rodom, bet nepamirškit, po tamsos visada ateina šviesa. Lietuvos dvigubi standartai. Jeigu žmogus išdrasko velnieną arba atvažiuoja su keturračiu, gauna baudas. O čia kertami jauni medeliai, niekam neįdomu, išdraskoma miško paklodė. Įdomu, ar vyriausybės nariai eitų čia pasivaikščioti maloniai, nes jie tai tik pasirodo, kaip sodina medelius kai kur tai švariuose miškuose, o čia ateitų sodinti, tikrai neeitų. Ar atvažiuotų su jungtais švyturėliais, gal čia pasivažinėtų, kaip autostrada. Tragedija. Dvigubi standartai Lietuvoje galioja, kitų nežinau, apie ką mes galime šnekėti. Vieni jauni medžiai iškirsti. Miškai baigėsi seni sengirės, tai pradėjo visai jaunus medelius kirsti. Ir dar miško paklotė kaip išdraskyta.